Tai sveiki visi, šiandien jau yra penktadienis, vakar grįžom namo, nieko visai nefilmavau, vis dar vasariškai apsirengus, atostogiškai, kažkaip nežinau, man po atostogų vis dar norisi labai laisvai būti apsirengus su, nežinau, aš galiu parodyti, kaip atrodo, čia aišku žiauriai paprastai, šitų šortų net neėmiau atostogas, iš tikrųjų net neįsivaizduoju, kodėl šitų šortų neėmiau, nes jie žiauriai patogus. Aišku, čia jie nėra patys madingiausi ir taip toliau, bet man atrodo, tokie šortai net neišeina iš mados. Jie yra labai patogus, labai lengvi ir aš šiandien taip su kėdukais ir su kojnytėm ilgesnėm buvau šiandien taip mieste. Buvau iš tikrųjų mieste labai trumpai tik tai, nes reikėjo būtinai nusipirkti plaukų dažų profesionalių. Tai nusipirkau plaukų dažų, tada iš karto važiavau iki savo sporto klubo, tenais man reikėjo pasikeisti tarifą. Nepavyko man tą tarifą pasikeisti, nes aš iš tikrųjų jau esu pasidarius kitam mėnesiui mėnesio tarifą, vieno mėnesio, tai už kurį reikia daugiau mokėti, bet nieko nepadarysi, tai dar kitą mėnesį nueisiu, mokėsiu už mėnesį kitą mėnesį, o paskui jau pasakysiu, kad aš noriu nuo spalio mėnesio būtent metams laiko pasidaryti tą tarifą. Tai vat, paskui buvau dar apsipirkti nuvažiavus, nusipirkau gėlių, tai parodysiu kokių. Žinokit, aš jau kaip ir minėjau, kažkad ne vieną kartą, kad aš labai mėgstu gėles ir štai kokių gėlių nusipirkau, čia aišku, čia yra ne vaza, čia iš tikrųjų yra indas susidėti makaronas ir taip toliau. Aš tiesiog neturėjau tinkamos vazos ir aš nenorėjau jų apkirpinėti, jos yra aukštos ir jos beje yra dar nepražydusios. Tai aš jas dėl to ir pirkau, dėl to, kad jos yra nepražydusios. Žiūrėsim, lauksim, kai jos pražys, kaip atrodys, čia yra saulėgrąžos, manęs kainavo 8 eurus, nes čia iš tikrųjų tikrai nemažai yra. Ir pagaliau užsisakiau savo vitaminus, jau išnaudojau tokias kapsulytes, aš nežinau, ar aš jau minėjau, kad aš buvau užsisakius, ne, man atrodo, aš jums neminėjau. Atradau labai fainus vitaminus, maisto papildus, tai užsisakiau antrą kartą tikrai nemažai tų vitaminų ir galėsiu parodyti, kai ateis. Ir nusipirkom, aš nežinau, ar aš jums rodžiau, nusipirkom aloe vera. Augaliuką parsivežėm iš Ispanijos. Tai va, šiandien iš tikrųjų mėgau iki 10 beveik, nes labai nuo vakar buvau pavargus, nes mes vakar grįžom namo ir iškart pradėjom staigiai viską krautis iš kemperio. Šiaip tai labai su laiku gerai gavosi, nes grįžom anksčiau, negu planavom. Čia yra labai gerai. Daugiau laiko liko mums viską sutvarkyti, išnešti iš kemperio, lagaminus. Gerai, viskas daugiau nepaplepu, einu kažką tai pasidaryti, valgyti ir žiūrėsiu, ką daugiau darysiu apie tą filmą. Tai žodžiu, žiūriu vėl savo senus video. Susvarkiau dabar tik indaplovę, susikrovau viską čia. Darausi vakarienę, tai noriu daryti iš tikrųjų, palaukit, išjungsiu, nes dvigubai čia aš šneku. Vien žodžiu, darausi vakarienę, tai kepuosi krevetės, plemba. Jūs net neįsivaizduojat man, kas darosi. Vienu žodžiu, tai kepuosi krevetės ir čia šildausi brokolius, kaip matot. Aš jų nenoriu iš tikrųjų virti, man reikia iš tikrųjų uždengti juos. Jie tiesiog, aš nenoriu jų išvirt, aš noriu tiesiog, kad jie taip pašiltų, nes aš noriu, kad jie dar liktų tokie traškus man, o ne kažkokie minkšti labai. Aš darysiu salotų su salotom, paprastai salotų lapais. Pjaustysiu pomidorą. Imsiu šitą pomidorą, čia yra iš tikrųjų iš mano draugo tėvo sodo. Jisai parsivežęs, tai imsiu pomidorą šitą įsipjaustysiu gražuolį. Bus brokoliai, krevetės, dar įsitrauksiu, tai papriką dėsiu ir ką čia dar, pomidoras, paprika, salota. Aš turiu dar vieną dalyką, to aš jums parodysiu. O čia va, mano draugas nusipirkęs yra granatų tokio sirupo. Tai reikės šiek tiek užsipilt, aš tikiuosi bus skanu. Tai va, tokio sirupėlio ir bus mano salotos. Bet kai pavalgysiu, praeis šiek tiek laiko ir varysiu sportuoti. Iš tikrųjų, tai šiandien labai norėjau nuvaryti su Bela iki tokios labai gražios vietelės, pamatyti saulėlydį, bet jau čia nepavyks, nes man, kadangi aš sportuoju kokią valandą laiko mažiausiai, jaučiu, kad grįžiu bus tamsu ir rytoj reikia į darbą. Laukia tikrai įdomi savaitė, nes prasidės normali pacientų vizitų diena. Aš nežinau, kaip čia pasakot, pilna diena, nes prieš tai savaitę, 2 savaitės buvo tiesiog labai ramu, buvo mažai pacientų.
mūsų profesorius buvo atostogose, tai jo net nebuvo, buvo kita daktarė, kur tik tai pusę dienos dirbo, tai mums labai buvo ramu ir fainai. Aš pirmadienį dar turiu eiti į sporto salę. Taip kaip aš prižadėjau savo, taip ir noriu vykdyti, kad kiekvieną dieną eisiu į sporto salę iki pat kovo mėnesio. Tai žinokit, man iš tikrųjų darosi šiek tiek baisu, nes man kažkaip labai atrodo, kad negalėsiu visko įvykdyti. Aš nekankinsiu savęs, jeigu jausiu, kad man yra negerai, tai tikrai stengsiuos pailsėti, nes viskas nebaplepo, einu daryti toliau valgyti. Maistas yra jau paruoštas. Pažiūrėkit, kaip atrodo, tikrai man atrodo gražiai. Tai sveikučiai visi. Žodžiu, šiandien yra penktadienis, aš neseniai grįžau iš mokyklos. Šiandien buvo mano pirma diena mokykloje. Buvo iš tikrųjų gan ilga diena, aš žiauriai pavargau. Daugiau netgi pavargau nei po darbo dienos, iš tikrųjų. Buvo labai daug visko, ką reikėjo sužinoti, žodžiu, informacijos daug ir informacija kartais labiau nuvargina nei fizinis darbas. Tai dabar grįžau namo ir radau paketuką, tai žiūrėkit, kas atėjo. Iš tikrųjų sakiau, tokias štai lemputės. Čia turi batareikos dabar dėtis, bet jos yra skirtas būtent į lauką. Pažiūrėkit, beje, kas atsitiko mano augalui. Aš žinokit, nežinau. Man tas pardavėjas, tai parduotuvė, kur pirkau augalą, jisai man prižadėjo, kad šitas augalas tikrai ištvermingas, kad jam nereikia daug priežiūros ir taip toliau, bet žinokit, jisai tiesiog aš jį ir laisčiau ir atrodo daug vietos šitam vazone ir žemės geros ir viskas gerai, bet va jis visas nudžiuvo. Tai aš nežinau, man kažkaip jau nervas ima. Tai vien žodžiu, šitas lemputės, jos eis būtent čia. Man labai iš tikrųjų kažko čia trūksta, galiu pasakyti. Bet čia va šitoje vietoje norėtųsi kažko kito arba norėtųsi tiesiog pakelti viršų šitą visą ir pritvirtinti taip, kad nežinau, kažkaip man čia dar nelabai patinka, tai aš kažką dar sugalvosiu, kadangi dabar ateina savaitgalis, turėsiu laiko. Dedasi batareikos, ėmiau su batareikom dėl to, kad aš, pas mus balkonė yra rozetė, galima įjungti tenaisinai yra ant sienos ten. Tai man tiesiog biški nepatogioje vietoj, nes aš noriu lemputės kabinti čia, o čia nėra jokios rozetės, o prailginto kažkokio aš nenoriu čia tiesti, nes man laidai labai nepatinka. Tai vakar iš tikrųjų labai vėlai buvau sporto salėje ir nuėjau vėl labai vėlai miegoti, bet pas mane čia yra tai normalu. Dabar paskutiniu metu iš tikrųjų einu labai vėlai miegoti, nes einu labai vėlai į sporto salę. Tai mano šiek tiek ritmas yra pasikeitęs, nes anksčiau tai, žinokit, būdavo tikrai užmiegu iki 11. Tai čia jau 11 valandų man, 11 valanda yra man jau gan vėlus vakaras, kada aš jau viskas akis merkėsi ir aš tiesiog užmiegu. Bet kadangi jau kelis mėnesius, prieš atostogas jau 3 mėnesius į sporto salę irgi 8 valandą, tai aš grįždavau namo apie 10, nes apie 2 valandas sportuodavau dabar. Man būna netgi taip, kad nueinu šiek tiek vėliau, tai nueinu kokią 9 valandą į sporto salę ir grįžtu, sportuoju šiek tiek trumpiau, nes einu kiekvieną dieną, grįžtu apie 10 po 10 ir tada, kol dar kažką tenais pasiruošiu mokyklai ar darbui kitai dienai, drabužius įsilyginti, ar, žodžiu, ko dienos eigoje nesuspėjau, turiu viską pasiruošti ir todėl nueinu vėl įmiegoti. Ir tai va tokie reikaliukai pas mane, bet iš tikrųjų galiu pasakyti, man nėra labai sunku atsikelti, šiandien biškai sunkoka buvo iš tikrųjų atsikelti, nes reikėjo keltis 6 ryto, bet paskutiniam dienom po atostogų taip gavosi, kad aš visą laiką darbe būdavau 8 ir galėdavau pamiegoti iki 7. Tai man labai geras laikas, todėl kad aš vėlai einu miegoti, tai iš tikrųjų išmiegu gerą valandų laiką. Tai va, šiandien, kaip jau prieš tai minėjau, buvo mano pirma diena mokykloje, iš tikrųjų buvo labai fainai. Gavom naujus mokytojus, iš tikrųjų mokytojai faini, ta prasme aš neturiu ten kuom labai skūstis, nes aš įsivaizdavau, kad bus blogiau. Tai mūsų medicinos mokytoja tikrai labai faina ir aš ją gerai suprantu. Kita nauja mokytoja irgi yra gan normali, nėra ten labai kažkokių tai blogų dalykų. Beje, iš religijos aš išsiregistruosiu, dėl to, kad religija bus per vidurį dienos būtent po mūsų prieš pauzę, tai įsivaizduokit, aš turėsiu 2 valandas pauzės. Tai ką, atvažiavom iš Stuttgartą, čia įsimėtėm savo paspirtukus iš mašinos.
Šiandien yra šeštadienis ir tokia gera diena. Jūs nežinote, kaip yra karšta. Tai atvažiavom iš Stuttgartą šiek tiek pasivažinėti su paspirtukais, nuvarysim gal kažką pasišopint truputį, nu vien žodžiu. Tai va, dienelė jau suplanuota, žiūri, bus fainai, nes oras yra belenkoks. Ir žinokit, tie orai, nu jie tikrai nesibaigia, ta prasme, nesibaigia geras oras, man labai dėl to patinka. Gerai, vėliau dar kažką pafilmuosiu, dabar, sakau, iki ir susime kitame kadre. Pažiūrėkit, kokia faina parduotuvė yra Stuttgarte. Tai parodysiu, kas tenais yra viduje. Hei, pažiūrėkit, kur mes atsiradom. Oh my god, svajonių parduotuvė. Pažiūrėkit, kaip miela. Kaip fainai. Nu, čia yra žiauriai daug dalykų, iš tikrųjų, apačioje dar buvom, čia dabar atėjom viršų. Was ist das er? Was hat sie gesagt für Massage? Massagebar. Kažkoks masažo kamuolys. Šiaip labai fainų įdomių dalykų yra. Va, pažiūrėkit, kokios tapkės. Aber süß, oder? Ja. Wie viel kostet die? Nicht viel, 19 Euro. Ich finde es teuer. Ich nicht. Guck mal, ich spür das. Okay, es ist nicht schlecht. Was kosten die groß? Warte mal. Die sind auch süß. Brauchen wir nicht sowas? Das ist für Babys. Ja. Brauchen wir nicht sowas Ähnliches für unsere Waschmaschine? Ist es für Hunde? Oh, wie süß. Und so simpel. Aber so billig. Billig. So billig. So. Meistens, was hier gibt, ist diese Squeezies. Oder wie heißen? Squeezies heißen die, oder? Ist das dieses Mädchen, was du immer Das ist ein Junge. Nein. Salat. Hier, mit Gesicht. Oh mein Gott. Mes eisim dar ją pačią, parodysiu apačioj. Ja, ich muss wahrscheinlich nochmal machen, dass es ein bisschen besser schaut. Das ist ein Spiegel. Gibt ja auch so eckige, die sind gut aus. Ich zahle jetzt. Ja. Guck mal, wie krass das eigentlich aussieht. Guck. Da unten ist bestimmt geil Kaffee zu trinken. Das müssen wir einmal machen. Rich Style. Ja. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love it and let it go. Was ist da so pink? Hier gibt es Gegenlicht. Geht schnell. So cool. Ja. Pažiūrėkit, kiek žmonių laukia.
Čia yra toks restoranas, kuriame aš kažkada savo draugė buvau. Tokiam va pastate, kur visas apaugęs augalais. Nu, žodžiu, žiauriai fainai, dabar mes einam su draugu čia į apačią, nes čia iš tikrųjų, kai buvau su draugė, šitie laiptai dar net nebuvo pastatyti ir mes net nežinom, kas iš tikrųjų viduje yra. Tokio. Ah, cool. Zu den S-Bahnen. Das gibt's immer wieder. Aber trotzdem. Das ist aber nichts Besonderes. Und dieser Geruch ist immer gesagt. Man, žodžiu, čia yra, jie padarė sujungimą perėjimą į tą į traukinių stotį apačioj. Nu, žodžiu, nieko čia labai ypatingo nėra. Aber wir können Wasser kaufen. Pažiūrėkit, galima stebėti traukinius, kaip atvažiuoja. Žodžiu, tenais vyksta vakarėlis, techno muzikos, žiauriai geras tokio senoj pilyje. Ir mes su mano draugu buvom tenais. Paklausėm, ar yra dar bilietų, tai bilietai yra visi išpirkti, reikia online pirkti ir likę bilietai rytoj yra sekmadienis. Šiaip tai būtume tikrai su draugu nuvarę ir tenais pasitūsinę šiek tiek. Bet mes, aišku, negeriam alkoholio, tai be alkoholio, bet nereikia net tokioj vietoj, tokioj žiauriai gražioj vietoj. Pilyje toks vakarėlis su tokia gera muzika, tai net nereikia jokio alkoholio. Tai būtume pabuvę, būtume šiek tiek pastebėję žmonės. O dabar atvažiavom čia, pažiūrėkit, kaip gražu, ta prasme. Štutgartas, iš tikrųjų labai patinka man Štutgartas. Ich bin fast runtergefahren. Taigi, labas rytas. Šiandien yra antradienis ir iš tikrųjų man nėra įprasta, kad aš namuose esu ryte viena, bet šiandien aš turiu tokią kaip ir popietinę pamainą, nes iš tikrųjų dirbsiu šiandien pas kitą daktarę, kuri pas mus dirba tik tai antradieniais vakare. Būsiu nuo 3:30 iki nežinau kada, nes ta daktarė jinai labai yra lėta ir jinai labai daug pacientams duoda laiko. Tai gali būti, kad net iki 22 valandos būsiu. Tai aš šiandien turėjau galimybę ilgiau užsimiegoti, bet vienas dalykas yra toks, kad mano sūnus pramiegojo pirmą pamoką. Tai aš, kad ir šiek tiek ilgiau pamiegoti, turėjau galimybę šiek tiek ilgiau pamiegoti, bet man buvo streso rytas. Šiaip jisai tikrai nepramiega, jam liepiau iškart ruoštis eiti mokyklą ir man tiesiog buvo toks nervuotas rytas iš tikrųjų. Tai aš nelabai gerai pradėjau savo rytą, bet paskui pasidariau kavos, atsisėdau tiesiog prieš teliką ir ramiai pabuvau, o dabar apsirengiau savo treningiuką. Ir važiuosiu su Bela su jie šiek tiek pasivaikščioti į šiek tiek kitokią vietą, nevažiuosiu mišką. Šiaip mes draugų į mišką pastoviai važiuojam, bet aš važiuosiu su jie į kitą vietą. Tenais irgi yra miškas, bet aš labai noriu tenais pasivaikščioti šiandien, kur irgi anksčiau vasarą važiuodavau, bet jau ilgą laiką nebuvau, tai važiuosim dabar. Ir kaip jinai mielai dabar atrodo, Jėtus. Kokia jinai mielybė. Jinai iš vis, žinokit, jinai iš toli, jos yra veidas trikampinis, nes jos ausis yra tokios stačios ir viena linija stovi dažniausiai. Ir iš toli jos atrodo veidas kaip trikampinis ir 3 tokie juodi taškai. Tai jos akis juodos ir nosis juoda. Ir jinai tokia juokinga yra, tokia juokinga. Jo. Tokia reikalinga. Paskui dar prisijungsiu, parodžiu, kur atvažiavom. Iš tikrųjų jau matė tą vietą ne vieną kartą. Tai
žodžiu. Gerai, viskas dabar, nebeplepu ir... Na štai, atvažiavome. Mano mašinytė, pasistačiau ten. Šiaip faina vietelė. Dabar einam čia, mes iš tikrųjų šitoj pusėj, man atrodo, su Bela dar nebuvom. Aš jau net neatsimenu. Pažiūrėkit, kaip gražu, kokie vaizdai atsiveria. Iš tikrųjų, oras tai yra tikrai mano apranga šiandienos treningas, čia Maikė išlindus, labai tinka, nes nėra labai šilta, tai vat, baigėsi vasarėlė, baigėsi šiluma, nes buvo tikrai paskutinės dienos, netgi labai karštas, galiu pasakyti. Pasižiūrėkit, kaip gražu. Tai sveikučiai. Aš jau pasiruošiau, apsirengiau, uždėjau savo tą cardigan ir varysiu į miestą. Iš tikrųjų, galvau varyti su Matu, bet Matas nenori, tai gal rytoj nuvarysim kartu su juo į kokią kavinę pasidėti. O šiandien aš tiesiog varysiu į miestą šiaip apsižiūrėti. Matui iš tikrųjų net nebūtų labai įdomu su manim. Šiaip va, į TK Maxxą nuvarysiu, nes kažkokį tai norisi vėl puodelį nusipirkti. Ne Halloweenį, o kažkokį tai jau grinai rudeninį. Ar, sakiau, gal netgi nusipirksiu kokius kavos, atsisėsiu kur nors išgersiu vieną kavytės. Gerai, dabar lėkiu. Pažiūrėkit, kokį gėrį radau. 4 puodeliai. Va. Ir 15 eurų. Tik tai aš nežinau, aš šiaip visai fainai būtų pas mane virtuvėje tokį daiktą turėti, kur gali puodelį susidėti. Kalėdos ir Halloweenas, nu vienu žodžiu, jau prasidėjo netgi kalėdiniai visokie, kalėdinės dekoracijos atsirado. Kaip man net nelabai įdomu žiūrėti tas kalėdinės dekoracijas, nes aš dabar koncentruojuosi dar ties Halloweeniniam, tai net nenoriu žiūrėti tą pusę, nes kažkaip gadina biškį nuotaiką. Bet pažiūrėkit, kiek puodelių, eiktų savo, jaučiu vieną reikės pasiimti, nors sakiau, kad imsiu gal labiau rudeninį, bet nežiūrėsim. Noriu kalbėti, dabar atėjau į mašiną pilni maišai. Praradau visiškai laiko jausmą, aš taip, žinok, man čia tokia terapija dabar buvo, jūs net neįsivaizduojat, ta prasme, man čia buvo toks atsigavimas, aš visiškai viena vaikščiau po parduotuvės, buvau TK Maxxe, buvau H&M, iš tikrųjų daug dalykų prisimatavau, bet nedaug ką nusipirkau. Norėjau nusipirkti treningi, tokius Team Passportų, kurio žiauriai gerai ant manęs atrodė, bet aš galvoju, ne, dar palauksiu truputį. Vis tiek su šortais dabar sportuoju, bet man atrodo, kad gilėsios, bet nepasiėmiau, paskui blizoną tokį norėjau nusipirkti. Irgi nepasiėmiau, tada, jo, matavausi iš tikrųjų nemažai dalykų, matavausi vienus džinsus low-waisted, bet žinokit, taip gerai ant manęs iš tikrųjų atrodo low-waisted, bet aš vis tiek jų nenusipirkau, nes man yra labai nepatogu. Gerai, viskas, vienu žodžiu, važiuoju dabar iki namų, padedu viską, nes iš kepyklėlės paėmiau kai ko labai skanau savo ir Matui, tai kad nestovėtų ilgai varau iki namų, viską padėsiu, paliksiu ir vėl varysim su draugu į miestą, nes aš taip noriu, toks oras yra fainas, toks, žinokit. Gerai, važiuoju, viskas. Tai paskui kažką nufilmuosiu ir susitiksim, žodžiu, vėliau. Tai žodžiu, tik grįžau namo. Žiauriai daug dalykų, ką žiūrėjau parduotuvėse, nusipirkau štai tokį megztuką iš Vero Modos. Jisai yra M dydžio, pirkau specialiai M dydžio, kad nebūtų jisai man toks siauras. Tai žinokit, toks jisai fainas, toks yra minkštas ir man tai patiko spalva, tokia tamsiai pilka, labai tiks rudeniui. Aš šitą tašą buvau nusipirkus iš Ritualis, man nežiūri patinka, jinai yra iš perdirbto plastiko, jinai atrodo kaip medžiaginė, bet jinai yra daug tvirtesnė ir man jinai ant kiek yra patogi, žinokit, ir turi tokios medžiaginės rankenas. Tai nusipirkau tą tašą ir nusipirkau žinoma puodelių. Dar dalyką, ką aš pirkau, tai
yra sidabriniai balionai. Tai yra Mato gimtadienis, nes Mato gimtadienis bus už savaitės. Jam bus 14 metų, tai va, sidabrinės žvakės ir sidabrinis toks Happy Birthday užrašas. Tai aš viską noriu daryti sidabrinės spalvos, nes tai yra berniukas ir toks metalinė man tas spalva, tokia man atrodo jam tiks. Noriu parodyti jums puodelius. Čia man taip supakavo parduotuvėje, bet nelabai. Tai du labai skirtingos stiliaus puodeliai. Vienas būtų toks, jis yra daugiau vasarinis, bet man čia ir rudeniui, ir vasarai. Ir koks fainas, nu ta prasme, pažiūrėkit. Ir žinoma, halloweeninį puodelį, jau tokį tikrą halloweeninį, čia su raganom susijęs, su tokiais būrimais. Ir vidui, kas man labai patinka, yra tokie balti taškeliai, kaip žvaigždės atrodo. Nu irgi. Nu, man sakau, tie puodeliai iš TK Maxx, žinokit, aš nežinau, man jie yra tokie faini ir iš tikrųjų tikrai palyginus, kaip jie atrodo, kokios yra jie kokybės, jie nėra brangus, nes, nu, 6 eurai, po 6 eurų sumokėjau už šitus puodelius. Tai, nu, man tikrai labai faini, tai va, dar 2 nauji puodeliai į kolekciją. Gerai, o aš dabar greitai pavalgysiu ir mes varysim dar su draugu truputį pabūsim mieste ir varysiu šiandien vakarą, kaip ir visada, sportuoti. Tai va, tokie reikaliukai. Taigi sveiki visi, šiandien yra sekmadienis ir iš tikrųjų aš nelabai planavau, ką jums dabar filmuoti, tik tai tiek, kad aš negaliu tiesiog nustoti. Dėl to, kad man yra tokia nostalgija, aš nežinau kodėl, man dabar būtent rudenį yra nostalgija. Ir aš dabar žiūrėjau prieš tai tikrai ne vieną savo video, kurį esu nufilmavus būtent rudenį. Ir mano video, man bent jau rudeniniai tie video, jie yra tokie, nežinau, tokie jaukus. Ir man kažkaip norisi dabar kuo daugiau momentų užfiksuoti. Ir žinau, kad man tikrai labai bus sunku suredaguoti, bet aš tiesiog pagalvojau kažką tai nufilmuosiu. Tai dabar ruošiamės iš tikrųjų važiuoti visi į miestą, Matas turi dar apsirengti, mano draugas dabar maudosi, aš jau iš tikrųjų pasiruošiau, dabar tik tai išgersiu savo vitaminus, einu rangti Matą, kad greičiau apsirengtų, pasiruošim visi, dar reikės nueiti prieš tai su Bela į lauką šiek tiek ir varysim iki miesto, pasivaikščiosim, nueisim gal kokį restoraną, pasidėsim, aš jums kažką pafilmuosiu ir susitiksim tada vėliau. O vakare eisiu, kaip visada, į sporto klubą. Rytoj jau prasidės darbo savaitė. Tai, žodžiu, šiandien dar yra tokia atsipalaidavimo diena. Žodžiu, sveiki visi, aš tikrųjų pamiršau jums parodyti, kaip aš čia maistą gaminu, bet žiūri, esu alkana ir jo, beje, šiandien yra ketvirtadienis ir jau yra vakaras, aš jau senokai baigus darbą, mes su draugu susitikom. Jis atvažiavo su paspirtuku iš namų, aš iš darbo tiesiai atvažiavau į tokią parduotuvę, tai mes ten buvom nuėjom apsipirkom maisto, nupirkom viską Mato pyragui daryti jo gimtadieniui. Dabar jūs, aišku, nelabai suprantat, kas čia yra, bet čia yra tiesiog kalakutienos tokie gabaliukai, aš jos apkepiau, tada įdėjau šiek tiek paprikos, druskos, prieskonių, viską apkepiau gerai, tada pomidoro gabaliukų sudėjau, pomidorų pastą, ryžiai, čia yra neišvirti, tiesiog aš jos taip sudėjau, dar šiek tiek druskos įpilsiu ir užpilsiu viską vandeniu ir leisiu, žodžiu, išsitroškinti. Pavalgysiu. Tai žodžiu, eisiu atsigulsiu į vonę paskui, šiek tiek pagulėsiu vonio ir varysiu vėl į sporto klubą, į sporto salę. Rytoj yra penktadienis, rytoj man yra mokykla, rytoj mokyklą baigsiu šiek tiek anksčiau. Ir paskui šeštadienį susitarėm susitikti su viena tokia panelė, kuri mane iš tikrųjų mano video žiūrėjo ir mes su ja kažkaip susirašėm. Ir iš Lietuvos yra ir jinai gyvena irgi Vokietijai. Tai mes susitiksim su jo Štutgarte rytoj ir jo, kažką tai nuveiksim. Tai labai fainai. Gerai, o dabar toliau gaminti valgyti, susitiksime vėliau. Tai aš dabar esu Štutgarte, žmonės, nusipirkau Starbucks ir žinokit, aš kiekvieną kartą sakau, kad nebepirksiu daugiau niekada iš Starbucks. Šita kava, Pumpkin Spice Latte, man kainavo be grėdinėlės, man kainavo 6 eurus 79 centus, įsivaizduokit. Ta prasme, aš nežinau, kodėl aš visą pirkau iš tenais tą kavą dabar ir tiek pinigų išleidau ant vieno puodelio kavos, ant vieno tokio, žodžiu. Net skonis tikrai nėra kažkoks stebuklingas, kad tenais vertas būtų. Ir aš kiekvieną kartą, kaip jau minėjau, sakau, kad aš nebepirksiu, bet paskui pamatau Starbucks ir viskas. Ir man tiesiog. Tai va dabar, palaukit, apsuksiu gal kamerą.
Tai žodžiu, dabar laukiu draugės, su kuria iš tikrųjų mes susirašėm per Instagramą ir jinai žiūrėdavo mano video YouTube'ės ir dabar aš jos laukiu, nes mes susitarėm su ja susitikti čia Štutgarte ir jinai iš tikrųjų gyvena irgi Vokietijoje, bet kitame mieste ir gan toli, tai, bet vis tiek mes susitarėm šiaip ne taip susitikti, jinai irgi atvažiuoja ir to jau bus, iš tikrųjų man reikia po truputį judėti netgi iki traukinių stoties, nes aš dabar čia biškai paėjau nuo traukinių stoties, nes labai daug žmonių buvo, čia dabar beje ta Oktoberfest prasidėjus, tai visi su tom suknelėm, su tom odinėm kelnėm, visi važiuoja su traukiniais, geria traukinį alų, triukšmauja, juokiasi, nu, žodžiu, čia yra žiauru, galiu pasakyti, traukiniuose Vokietijoje, čia yra tikrai žiauru. Tai aš nenorėjau tenais likti. Nusprendžiau už tiek toliau paėjėti ir čia yra tokie labai faini pastatai, tai aš čia palaukiau ir dabar einu link traukinių stoties ir su jas susitiksim. Tai iš tikrųjų žiauriai yra fainai, nes tikrai nesikėjau, kad susitiksiu su savo viena iš žiūrovių, kuri žiūri mano YouTube video. Tai žiauriai džiaugiuosi ir nežinau, ar gal kažką pafilmuosiu iš šiandien. Mes ruošiamės eiti po Štutgartą pasivaikščioti, gal kažką apsipirksim, eisim gal kur nors pavalgyti ir taip toliau. Tai va. O dabar viskas, baigiu čia filmuoti, kalbėti ir einu link stoties. Aš jums taip ir nenufilmavau. Iš tikrųjų, Instagram'e esu įdėjusi story. Mato pyragėlis toks. Iš tikrųjų jau atpjautas gabaliukas, nes Matas negalėjo ištverti. Aš žvalkutės įdėjusi esu tokias. Ir va, jau atpjau gabaliuką ir žinau, kad mes su Mato būdu paragavom, tai žiauriai skanu, galiu pasakyti. Labai skaniai gavosi. Dekoracijos. Ir Matas gavo savo jau dovaną, čia biški balionų užkabinau, čia tokia balionų girlandą padariau. Daug labai nepuošiau, nes mes iš tikrųjų būsim tik tai 3. Matas nelabai norėjo, kad kažkas iš viso ateitų, jis norėjo ramiai su mumis 3 tiesiog pabūt. Mes važiuosim kartu dar į kino teatrą vakare, kai mano draugas iš darbo grįžęs, mano draugas šiandien iš vis dirba. Ir paskui, kai mes pusryčiausim ir kai grįž mano draugas, tada užpūs Matą žvakutės, suvalgysim dar visi po gabaliuką torto, tiksliau pyrago ir viskas. Namai yra sutvarkyti, šiaip Matas sutvarkė namus, jisai išsisiurbliavo ir išsiplovo grindis vakar. Ir mes čia, aš nežinau, ar jau kažkada dar rodžiau, čia mes turime ant staktos susirašę visus jo, nuo 6 metukų pradėjom ir dabar va iki 14 metų, pažiūrėkit. Ir didžiausias yra skirtumas tarp 12 ir 13, jisai per šitus metus daugiausiai užaugo. Gerai, viskas, dabar pusryčius daryti mums Mato, tiksliau brunch ir eisiu tada plaukus dažytis, ruoštis. Tai kuklutėliai tokie pusryčiai, čia arbatos su apelsino griežinėliu įdėjau, labai paprastai tiesiog kiaušinukai, va, parašiau pyragėlis, bet jį valgysim vėliau. Tai va, tokie kuklus pusrytukai man ir Matui. Ir beje, aš labai tokį fainą dalyką sugalvojau. Bandysiu dabar supjaučiau apelsiną griežinėliais ir noriu pabandyti orkaitį juos išdžiovinti. Aišku, aš nesu kažkokia tai profė ir net neįsivaizduoju, aš net internete nepasižiūrėjau, kaip reikia juos džiovinti. Tai man atrodo, pusę valandos reikia tiesiog juos kažkaip tai kaitinti. Reikės internete dar pažiūrėti, nes aš noriu daryti tokią girlandą savo į balkoną. Tai žiūrėsim, gal pavyks, aš labai tikiuosi. Tai o dabar einam su Matu pusryčiauti ir eisiu tada plaukus dažyti. Aš net neįsivaizduoju, žinokit, kiek aš čia valandų, man atrodo, kokias, net nežinau, gal 2 valandas. Ne 2, o dieve, aš net nežinau, kada iš tikrųjų, reikės pažiūrėti, kada aš filmavau ir kai supjaušiau, kelintą valandą čia buvo, kai aš sudėjau juos, nes žinokit, tikrai labai ilgai, kokias 3 valandas, man atrodo. Čia buvo jie dabar orkaitį tie griežinėliai. Ir ką aš dar padarysiu, tai yra, aš turbūt juos dar ant saulės padėsiu šiek tiek. Nes man biškai baisu, kad jie turi būti visiškai išdžiūvę tam, kad jie nesupelytų. Tai vat padėsiu. Tai ant saulės dar tegul pakepa ant saulės. Tai saulė dar jos labiau išdžiovins iš tikrųjų. Bela, babylainį, jinai labai mėgaujasi saulutėje, labai patinka ant saulutės gulėti iš tikrųjų. Ir mano balkoniukas iš tikrųjų labai gražiai tikrai atrodo viskas, tik tai man, sakau, trūksta dar kažkokių dekoracijų, tai va šitie griežinėliai apelsinų
Aš jas gražiai kažkaip tai pabandysiu suverti ir pakabinti tada čia. Žiūrėsim, ar gražiai atrodys. O aš dabar eisiu redaguoti jums video, nes žinokit, jau kokias 2 savaitės bandau redaguoti ir niekaip neišeina suredaguoti video. Tai varau, dabar pasiėmu kompą, atsisėdu ir paredaguosiu jums video.